Žmogus, kuris sekmadienio Evangelijoje prašo palikimo, susieja savo laimę su turtu. Kuo daugiau turiu, tuo mažiau turiu rūpintis, kaip išgyventi. Bet Jėzus šiandien klausia, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojų. Ir tuo pasisakymu parodo savo požiūrį. Jis nenori įsitraukti į šį ginčą. Kodėl? Galime įžvelgti dvi priežastis. Pirma, Jėzus nenori, kad žmonės matytų jame tik įstatymo aiškintoją ar griežtą teisėją, kuris vienus išteisins, o kitus pasmerks. Antra, jo pašaukimas yra visiškai kitoks. Skelbti gerąją naujieną, keisti širdis, statyti Dievo karalystę, o ne spręsti žemiškus turto konfliktus. Ir mums šiandien verta klausti savęs, ką mes sureikšminam savo gyvenime, kur ieškome savo laimės ir džiaugsmo. Ar materialiniuose dalykuose, valdžioje arba laikinajame saugume, o galbūt einame Jėzaus keliu į vidinę gilumą, kur keičiasi žmogaus širdis, kur kiekvienas mokosi žvelgti į Dievą kaip į tėvą, kur tėve atrandame saugumą ir laimę. Palaimintos dienos.